Dar jie sako, kad niekas niekada negalės būti švarus, todėl kad visi pasmerkti būti nuodėmingais. Tokios yra savybės sąlygotos sielos. Jeigu jis kvailys, jis ir kitus laikys kvailiais. Kiekvienas mato kitus panašius į save. Tokia jau prigimtis. Kiekvienas kitus laiko toks, koks jis pats yra. Jeigu jis kvailys, jis visus kitus likusius laikys tokiais pat. Sakyti, kad niekas nematė Dievo, čia ne argumentas. Iš kur pas jūs tokie įrodymai? Ar jūs galite teikti statistiką, kurios niekas neturi? Gal paprasčiausiai jūs nematėte to, kuris matė Dievą? Tai daleistina, nes jūs visų pasaulio žmonių nestudijavote. Kaip tada galite jūs tvirtinti, kad niekas jo nematė? Paprasčiausiai jūs nematėte tokio žmogaus, kuris matė Dievą, bet jis niekada nepripažins savo klaidų. Jis kaltins kitus, niekas nematė Dievo. Gal jūs ir nematėte, bet kodėl jūs sakote, kad niekas nematė? Tai jūs nematėte žmogaus, kuris matė Dievą, todėl jūs taip ir kalbate. Поэтому вы так говорите.